Lietuvos krepšinio lygos finalininkų dvikova, Lietuvos klubų susitikimai Baltijos tinklinio lygoje ir Lietuvos ledo ritulininkų rungtynės su baltarusiais. Toks įdomus savaitgalis laukia Lietuvos sporto gerbėjų. Sekmadienį pasikartos Lietuvos krepšinio lygos finalas. Klaipėdos Neptūnas susitiks su Kauno Žalgiriu. Nebūsiu aš genijus pasakydamas, kad Žalgiris yra favoritas. Taip, matote, Žalgiris pastaruoju metu kokią demonstruoja formą Eurolygoje, tiek Lietuvos lygoje. Tačiau mes žaidžiame namuose. Baltijos tinklinio lygoje tarpusavyje kovos Lietuvos klubai. Vilniaus Flamingo Voliai sieks revanšo prieš Šiaulių Elgą už pralaimėjimą Lietuvos taurės finale. Prieš tai 3-3 varžybos buvo 3-2, tai aš manau, kad šios varžybos ten kaip jos besibaigtų, jos bus įdomios, jos bus kovingos. Elektrėnų Energijos ledo ritulininkai susitiks su Minsko Dinamo. Dalyvaujam Lietuvos čempionate ir labai sunku po Lietuvos čempionato greitai įsibėgėti prie Baltarusijos, nes kitoks lygis, kitokie greičiai, skiriasi labai lygis. Lietuvoje vykstančių sporto varžybų tvarkaraščius rasite Facebook paskyroje Lietuvos sporto anonsai. Sekmadienį Klaipėdoje pasikartos praėjusio sezono finalas. Neptūno krepšininkai priims Kauno Žalgirį. Net 13 pergalių iš eilės iškovojo žalgiriečiai pirmauja lygoje. 8 pergalės ir 6 pralaimėjimus turintis Neptūnas užima 4. vietą. Nebūsiu aš genijus pasakydamas, kad Žalgiris yra favoritas. Taip, matote, Žalgiris pastaruoju metu kokią demonstruoja formą Eurolygoje, tiek Lietuvos lygoje. Tačiau mes žaidžiame namuose ir mes kaip nepriklausomai nuo priešininko, ar tai koks tai priešininkas bus, mes visada einam į aikštelę, ar tai Žalgiris, ar tai turkai, mes einam į aikštelę kovoti tik dėl pergalės. Ir faktas, kad savaitgalį tikrai eisim kovoti dėl pergalės. Lietuvos rinktinės treneriu tapęs Adomaitis pripažįsta, kad didžiausią biudžetą lygoje turinti Žalgiris yra aiškus LKL favoritas, nes Žalgirio komanda sukomplektuota Eurolygos kovoms. Šaras tikrai padarė labai ir klubo vadovybė padarė labai gerą darbą komplektacijoje, kad susirinko žaidėjus tam žaidimo stiliui, kurį nori žaisti. Čia tikrai, sakau, matos, tai nėra lengva, bet patys žino, tai yra žaidėjai, kurie yra savo rinktinių nacionalinių atstovai, tai atstovauja savo rinktinėm ir čia yra labai didelis pliusas, nes jie yra to tarptautinio krepšinio matę daug, prisitaiko labai greitai ir jų visada tas didelis pliusas yra, kad jie branduolį jie išlaiko savų žaidėjų ir yra žymiai lengviau pradėti demonstruoti tą žaidimą anksčiau tokį, kokį nori, kaip dabar jie demonstruoja. Po Europos taurės rungtynių Neptūno krepšininkai turės net 4 dienas poilsio. Tuo tarpu Žalgiriui tai bus 3 rungtynės per savaitę. Neptūno treneris tikisi ir audringos sirgalių palaikymo. Tai yra 6. mūsų žaidėjas aikštelėje ir tikrai tai fanai, tai kiekvienose rungtynėse jie tokį duoda tą adrenalino dozę, kad aš manau, jie tikrai mus pastumės, kai bus sunku ir tikrai dar duos daugiau tos energijos, kai turėsim kažkokią bangą, gero žaidimo epizodus, kad dar užvesti. Tai publika tai yra mūsų 6. žaidėjai. Pirmoje šio sezono tarpusavio dvikovoje Žalgiris namuose nugalėjo Neptūną 10 taškų skirtumu 77-67. Baltijos vyrų tinklinio lygoje tarpusavyje jėgas išbandys Lietuvos klubai. Vilniaus Tauro salėje susitiks Vilniaus Flamingo Voliai ir Šiaulių Elga Masters žaidėja. Paskutiniai 3 vilniečių ir šiauliečių susitikimai vykdavo labai atkakliai ir juose prireikdavo visų 5 setų. Praėjusį savaitgalį vykusiose Lietuvos didžiosios taurės lemiamose rungtynėse pergalę rezultatu 3-2 iškovojo Šiaulių klubas, todėl vilniečiai sieks revanšo. Prieš tai 3-3 varžybos buvo 3-2, tai aš manau, kad šios varžybos ten kaip jos besibaigtų, jos bus įdomios, jos bus kovingos. Ir manau, kad žaidimo lygis bus pakankamai aukštas. Mums norisi pataisyti tai, kas buvo padaryta blogai praeitą savaitgalį. Ir tai yra pagrindinė priežastis. Ir darbas nukreiptas šią savaitę būtent į tai, kad mes suloštumėm geriau. Po 10 turų 7 pergalės turintys Flamingo Voliai tinklininkai Baltijos lygoje užima 5. vietą. Lygos debiutantai šiauliečiai su 3 pergalėmis yra 11 tarp 14 komandų. Lietuvos klubai tarpusavyje susitiks ir Baltijos moterų tinklinio lygoje. Sekmadienį Jonavos Achemos tinklininkės priims Alytaus Prekybą. 6 pergalės ir 5 pralaimėjimus turinčios jonavietės užima 6. vietą. 1 pergalę atsiliekančios alytiškės yra 8. Baltijos lygoje pirmauja Kauno tinklininkės.
Stipriausias Lietuvos ledo ritulio klubas Elektrėnų Energija penktadienį ir šeštadienį namuose susitiks su Minsko Dinamo dubleriais. Baltarusijos aukščiausioje lygoje, kuris kaimyninėje šalyje yra antras pagal pajėgumą divizionas, Energijos ledo ritulininkai užima 8 vietą tarp 12 komandų. Nepatenkinti mes, nes dabar mes 8 vietoj. Ir čia nėra gerai labai, mes galėtumėm būti aukščiau. Pralaimėjom tos varžybos, kur turėjom laimėti. Ir manau, čia žaidžiam taip, blogai, gal galima pasakyti, nes dalyvaujam Lietuvos čempionate ir labai sunku po Lietuvos čempionato greitai įsibėgėti, prie Baltarusijos, nes kitoks lygis, kitokie greičiai, skiriasi labai lygis tarp Lietuvos ir Baltarusijos. Vienu talentingiausių Lietuvos ledo ritulininkų laikomas 19-metis Ilja Četvirtakas praėjusią sezoną žaidė Latvijoje, kur ledo ritulys daug aukštesnio lygio negu Lietuvoje. Puolėjas tikisi, kad po sezono Elektrėnuose karjerą vėl tęs užsienio klubuose. Tai aišku, geriau išvažiuoti negu pasilikti Lietuvoje, nes lygis tai nėra labai geras. Ir pastebėta, manau, čia nebūsi to pastebėtas, reikia išvažiuoti. Kol jaunas, tai tikrai turi išvažiuoti. Tu visada spėsi grįžti ir sužaisti Lietuvoje ten prieš savo žiūrovus. Tai reikia išvažiuoti tikrai. Ir žaidėjai, kurie išvažiavo, teisingai padarė. Pavyzdžiui, Krakauskas Emilius, jis išvažiuodamas, kiek jam buvo, 14 metų. Jo dabar jis 18-19 jam. Ir jis neskaitosi kaip legionierius jau Šveicarijoje. Ir taip labai gerai, aš apgailestauju taip, kad neišvažiavau būtent su juo ten tuo laiku. Dabar jau gal ir per vėlu iš tikrųjų. Četvirtakas kartu su Lietuvos jaunimo rinktinė jau šeštadienį išvyks į Taliną, kur vyks pasaulio 20-mečių antro A diviziono varžybos. Iš Jungtinių Amerikos valstijų, Suomijos, Rusijos, Šveicarijos klubų susirinkę lietuviai priskiriami prie diviziono favoritų. Mes kada kalbame apie tikslus, apie pirmą vietą, tai dažniausiai mes labai blogai žaidžiam. Tai aš nenoriu nieko sakyti. Iš tikrųjų, šiandien buvo pirma treniruotė. Gal ne visi atvažiavo, bet iš tikrųjų man tai patiko, nes visi gerai atrodo, visi čiuožinti, viskas gerai, manau, turėtumėm gerai sužaisti. Aišku, medalis tai turim atvežti. Gal pirmą vietą labai norėtųsi. Paskutinis čempionatas iš tikrųjų reikia pirmą vietą. Lietuvos jaunimo rinktinė Taline susitiks su Japonijos, Kroatijos, Nyderlandų, Rumunijos ir Estijos rinktinėmis. Intriguojančios varžybos laukia ir kitos savaitės pradžioje. Antradienį Vilniaus Tauro sporto salėje vyks Europos komandinio stalo teniso čempionato atrankos turnyras. Lietuvos moterų rinktinė susitiks su čekėmis, o vyrų rinktinė žais su Portugalija. Daugkartinės Europos čempionės Rūtos Paškauskinės vedama Lietuvos moterų rinktinė sieks revanšo prieš čekes. Svečiuose lietuvės pralaimėjo po atkaklios kovos 2-3. Lietuvos vyrų rinktinė išvykoje pralaimėjo portugalams 0-3.